Tai sveiki, mano mėly žiūrovėliai. Naujas vidusokėlis, šiek tiek iš kažkokių darbų prie automobilio. Sugalvojau, pabandysiu pafilmuoti, gal šiek tiek per vėlai. Pradėsiu filmuoti, ką aš darau prie to automobilio. Tai automobilis tas, kuris daužo į blokus užpraeitoj serijoje. Ir prisiminiau, kad reikia pabandyti pafilmuoti, ką mes prie jo veiksime, kokie darbai numatyti žiemai ir ką reikia pasidaryti iki iškrentant pirmam sniegui prie šaltuko. Patį pirmą sniegą jau turėjom vakar, tai yra lapkričio 16 atrodo diena, gal 17, neatsimenu. O dabar pabandysim parodyti, ką mes bandom padaryti su automobiliu, nes po etapo, kai dužo užpakalis automobilio, absoliučiai nebuvo nieko daryta. Tai dabar va jau lapkritis, lapkričio vidurys, o varžybos buvo, dabar nepasakysiu, neatsimenu. Pabandysiu pasižiūrėti, kada jos buvo, tai va tiek laiko jisai buvo stovėjęs. Dabar prisirašiau, kad reikia visgi pabandyti kažką pasitvarkyti. Tai va, turim automobilį. Šitą pusę, kaip ir buvom serijai, rodžiau, kad išėmiau šitą va detalę. Išvežiau mažajam čirbai, Rapolui. Tai dabar nusipirkomės tokių detalių kalną. Ten gal kažkiek vat matysis. Čia aš susisandėliavau jas taip. Žodžiu, persipresavom šitus dalykus iš senų šakių, išsiėmėm, nes jie visiškai buvo nauji. Tai dar, manau, atlaikys gal žiemą abudu. Tuos išsipresavom ir kažkurioj šakiai, šitoj, man atrodo, dar geras guolis. Gavau su geru guoliu, o va toj šakiai įdėjau naują guolį. Va dabar kaip tik susirinkinėjau ir galvoju, pafilmuoti reikia šiek tiek veiksmo, nes keičiu ir kitoj pusiai šitą detalę, nes kiek pasižiūrėjau, lygtais linko ir jinai po smūgio mano varžovo. Tai turim čia vaizdelį irgi tokį pat, viską išsiardėm. Dabar va, guoliukas naujas, ko puikiausiai sukasi, susidėjau tą, susiveržiau. Įsidėjau šitą daviklį, nes aš mėgstu greitai matyti skydelėje. Tai būtent šito kairio rato daviklis ABS reikalingas, kad greitai rodytų skydelėje. Ir po truputį surinkinėjom. Keisis mano spyruoklės, tai yra visas komplektas koilų. Esam nupirkę, atrodo gal rodžiau, gal nerodžiau, krekždinį pusnaujį komplektą visą, kompakto krekždės. Lygtais pasakau, dėl ko aš būtent tokio noriu ir kaip tik iškrito geras dylas už gerą kainą, tai nusipirkom, susidėsim visą naują setupą tiek priekiu, tiek galui. O dabar vat vaizdas toks, tai dar reikia, čia va reikės išsigręžti varžtelį, iki galo išsivalyti, kad stabdžių diską prisukt tvarkingai. Ir bandysim šitą pakabinti dalyką į vietą. Teisingiau, pirmą bandysim pasikabinti į vietą, kad patogiau gręžt būtų, kai jisai standžiai stovės, negu čia ant žemės, arba gal ant žemės gręšius, nes realiai pasivers gali patogiai. Tai vat sekančiam kadre pamatysim, ką darysim toliau. Žinios po kol kas tokios. Pabandysim įsigręžti, visgi sugalvojau, kad gręšiu ant žemės, nes galiu taip patogiai, negu ten paskui nepatogiai gręžtis. Bandom pradžiai mažytę skylutę įsigręžti, pabandysim atsukti, gal pavyks atsukti. Turim va tokį lievą įrankį, visi mano dabar įrankiai bute. Darėmės ten šiek tiek senus darbus, kurie ilgai užsitęsė, tai visi įrankiai ten pamiršau atsivežti. Paėmėm tokį va negyvėlį iš pakampės, dar kažkiek bet reikia laiko, tai pabandysim su jo pasidaryti šitą darbą. Realiai tai varšiukas sukasi ir taip. Mačiau, kad jis neužklinėjęs, taip nulūžo, nes buvo pritemptas turbūt iki beprotybės. Tai gal mums pavyks tą varšiuką atsisukti kažkaip tais. Ne.
čia su to gaidžiu, tai čia biški. Kiek prasigrėžiam. Bandysim atsinešti atsuktuvėlį, įkaltą atsuktuvėlį lengvai ir pabandyti išsukti. Pasipildėm biškį įrankiu truputį. Bandysim padaryti, ką nors tais. Išgelbėt šitą vietą. Nelabai čia tinkamų įrankių prisinešiau. Nu, dar pakeisti įrankius biškį. Atsinešėm dar šiek tiek įrankių. Aš turiu tokių fainų. Mano X. Ne, kaip ten sakoma. Tokių vat fainų turiu. Nežinau, ar jie tik tais fainai atliks darbą man, kurio reikia. O šitas gal bus fainas. Pabandom. Va. Ir viskas. Turim išdalytintą nereikalingą svečią. Taip gražiai, vat. Reikia dabar su kažko jį nusikrapštyti. Tai stipriai neprisiveržė, nes labai jaučiai jisai švelniai buvo. Smegenis biški bugina, į kurią pusę reiktų sukti. Čia turbūt replių reikės, replių neatsinešęs. Tai tebane tada pasidedam šonan. Dabar, aišku, labai protinga yra dirbti, garaže dar nepersirengus. Labai protinga. Tiko, ramiai. Taip, reikia sugalvoti, nuo ko pradėti. Ten. Nu, kaip sakant, nuo kažko pradėti reikia, kitaip nesusirinks. Štai šoną gal. Pradžiai pasidėsime. Atrodo, šitas varžtelis turėtų eiti čia. Aha, turbūt nebus taip paprasta, kaip aš galvojau. Biški rankų trūkumas, kodėl Dievas žmogui nedavė 4 rankų, a tik 2. Aha. Zarazą nenori, čia su šitais biški yra niuansas, jie čia tokie labai nedraugiški būna. Šitie dalykai, bet jau labai gražiai paprašius su paprašaikava. Nelabai nori. Rupūžė. Nėra taip lengva, kaip atrodo iš pirmo vaizdo. Varšiukus visus visada turim tokio vazelino. Daug skudriuką. Vazelino biškį uždedam varšiukam. Nu, dar vieną update'ėlį padarysim. Kas naudoja traižytus, grįžiotus stabdžių diskus. Jeigu girdit stabdant garsą tokį įdomų baubimo, tokie kažkokie įdomus garsai, tai va šitas skylutės būtų protinga išsivalyti ir įpjovas, nes turėtų skylės būti va tokios, va. Mes turim skylutės tokias, aišku, čia viską nekreipiam dėmesio, va. Turi atrodyti diskas taip kažkaip. Čia iš tos pusės kažkaip mažiau apsinešia, bet kai valau seną pusę, tai įsivalo ir šitą, bet yra tokių va. Ir kaip aš valau, tai paimam grąžtelį panašaus dydžio, kokia skylutė yra.
ir viskas. Ir skylutė švari. O griovelius galima belia kaip tik tai širdis geidžia mano va. Greitas, paprastas, efektyvus išvalymas. Kadangi jau čia įlindęs esu, tai va pasidarau dar tą darbą. Ir garso nebus ypatingai priekį, jeigu raižyti grįžiuoti diskai, tai būna tas garsas toks, kas susidūrė tikrai žinot, arba įsivaizduojat apie garsą. Ilgiau stabdė laikant būna toks, nežinau, fuk girdis, toks įdomus garselis, tai va reiktų įsivalyti šitus dalykus. Renkam dabar vairuotojo pusę, ana pusė jau kaip ir surinkta, pasikėlėm šiek tiek užpakalį žiemos sezonui. Iš reguliatorių keičiasi koilai, bet karočią pirkau komplektą visą koilų. Mortikai, spiroklės, reguliatorių tik tais nedavė ir priekį koilai. Mažai naudoti, bet spiroklės pjautos ir čia netinka, tai spiroklės paliksim savo senas. 100 metų kažkada ateis laikas ir pakeisim kitesnės kokias nors. Tai vat, renkam ir galbūt sekantis kadras bus jau iš to, kaip mes išvarinėjom šitą mano triperį iš šito garažo. Nu tai ką, pagaliau. Už manęs tuščia, mašinėlė išvaryta. Pasižiūrėjau, rugsėjo 27 buvo renginys, kuriame dužo užpakalys. Tai grubiai imkim 2 mėnesiai, mašinėlė stovėjo garaže nejudinta ir štai pagaliau yra lauke. Surinkau šiaip ne taip, kažkokį suvedimą su plokštėm pasidariau. Ten plius minus, kad būtų, reiks vis tiek gal ant suvedimo užvažiuoti. Čia va turim gardžiai sulankstytą. Reikės kažką sugalvoti. Matos kaip fara palindusi po bagažinę. Šitoj pusėje panašiai, gal bakavina mažiau linkusi, bet linkia viskas ten. Ratai kaip ir stovi panašiai. Lygtais pasižiūrėjau, kad turėtų būti tavo autas, bet kiek iš akies žiūriu, tai atrodo į tau eina. Bet tai čia be stendo mes nepamatysim. Ką mes ten turim, kokia situacija su suvedimu. Bet esmė, kad važiuos dabar. Mūsų darbas kažkaip dabar, gal nežinau, dar galvoju, vaikštau aplinkui, ką daryti dėl buferio uždėjimo. Nes jis yra va toks, o šitaip labai jau stipriai atkreips dėmesį gatvėj į pareigūnų dėmesį. Gal pabandysiu suzateškint skylučių, prigręžiosiu tiesiog, kad bilio buferis būtų bendroj sumoj ir kažkaip reikės prikabinti prie mašinos. Bet matau, kad tų laikiklių, ant kuriuo aš jį buvau prikabinęs, jau nebeturiu. Bent jau vienoj pusėj, kitoj pusėj pusė jo yra. Tai va tokia situacija. Dirbame prie bamperio, sulitavau ledovai. Įvertinsit komentaruose, ar toks remontas buferio priimtinas tokiai mašinai ar ne. Tai darydamas galvojau apie tai, kad buvau prieš įvykį pasidaręs viską ledovai, susilitavęs ir panašiai. Tarp kitko čia, o dabar visų dėmesys į buferio remontą ir apžvalgą apie tai. Tokį vaizdelį turim. Kad jau jisai taip nukentėjęs, tai čia jau jį mylėti nėra ko. Turėjau baltų zateškių, tai jau čia beveik nesimato, jeigu taip žiūrim, tai gerai, bet jeigu mes pažiūrėsim, taip va, iš 5 metrų plius minus, ne, tai kaip ir atrodo neblogai. Laikosi puikiai. Toks vat meno kūrinys, bet manau, kad bus tikrai labai neblogai. Šiaip pat buferis čia normaliai pasirodo nukentėjęs ir čia va, atsiprašant žopą, ir čia toj pačioj vietoj, kur jau buvo. Ir čia nukentėjo, nežinau dėl ko, ir čia nukentėjo, žodžiu. Va. Toks o buferis jau cielas. Ir jeigu mes, jeigu nueisim, ne? Tai taip žiūrint,
lyg tais nieko nebūtų, jeigu taip iš toli labai jau. Tai aš manau, kad remontas pasisekęs. Dar eisim pasižiūrėsim, dabar man atrodo va šitoj pusėj. Toks va niuansėlis, čia dar va nukentėjo. Toks va niuansėlis ir nutikęs. Tai čia reikia kažką sugalvoti. Bandysim tai suremontuoti ir žiūrėsim, kaip uždėt ant mašinos greituoju būdu. Panašiai taip, kaip sulitau bumperį. Ar zateškės karpysiu? Nežinau. Šiaip nusteikęs nekarpyt. Nu va. Ir sekantis kadras. Norit išduosiu paslaptį. Tokią minimalią paslaptį. Kaip atpažinti, kada minimaliam drifteriui ar mėgėjiškai to užsiimančių. Esmė, kad tas, kas susiemas su šonaslydžiu driftu, kažką daro su mašina, kada galima atspėti, kada jam yra ant jo mašinos jau plius minus, žinot ką. Išduosiu minimalią paslaptį. 5 metrų taisyklė. Iš čia atrodo visai neblogai. Jeigu mes prie mašinos prieisime arčiau, matysime šiokių tokių netitikimų. Šiokių tokių. Gal kažkur kažkas nesueina, gal kažkur kažkoks tarpelis yra nedidelis. Bet tai yra ventiliacijos angos, kad padangos niekada nekaista. Kai tu važiuoji didesnių greičių, tai čia ventiliuojasi padangos. Išeina garai, viskas nekaista ir geriau važiuojasi. Buferis laikosi plius minus neblogai. Nulėktis niekur nenulėks. Pritvirtinau gan nemažai zateškių ir maždaug va tokia ir yra paslaptis. Tai iš panašaus vaizdelio galima atpažinti, kada, lengvai tariant, ant mašinėlės dzin. Esmė, buferį sakiau šiandien uždėjau. Sakiau, buferį šiandien sulitosiu, sulitavau. O kaip tai yra padaryta, nieks nesakė. Tai galite vertinti mano pastangas uždėt buferį ir jį suremontuoti komentarų skiltyje. O šiam kartui galbūt tik tiek, o galbūt dar pabandysiu pasifilmuoti šiek tiek pasivažinėjimo, jeigu pavyks pasivažinėti, be nuobaudų, taip sakant. Nes noriu tiesiog prajudinti kaulus, mašina stovėjusi, aušinimo skystyje vanduo, tai reikia dar prieš žiemą prasivažiuoti, biškai prajudinti, kad prasivaikščiotų viskas nesusistovėję ir tada turbūt žiemai gal pilsim kitus tepalus, nes 10 šiuo metu vasaros sezonui tai yra sportiniai tepalai, tirštesni, kad apkrovas atlaikytų ir žiemai reikės susipilti antifrizą, nes automobilis, manau, žiemos renginiuose taip pat važiuos, ant sniego taip pat važiuos. Tai principas buvo jį padaryti plius minus iš 5 metrų tvarkinga, kad nekristų labai stipriai į akį. Mes tai pasiekėm, mes jo neplausim, mes jo tik pavažiuosim, išvažiuosim už miesto, šiek tiek tiesiog pavažiuoti, kažkur kokį posūkėlį lengva padaryti, kad, sakau, viskas prasimankštintų, važiuoklę ir panašiai, ir pasitikrinti, kaip susirinko galas. Tai va tiek, pabandom susipako daiktus, žaislus ir pabandyti prasivažiuoti. Ir galbūt, neprižadu, bet galbūt pavyks kažką pafilmuoti iš vidaus, ką veiksiu šį vakarą su šiuo automobiliu. Žiaurių poelgių kaip ir nenoriu, noriu tiesiog pavažiuoti. Senai sėdėjau už vairą, tai pabandysim prasilėkti ir po kol kas tiek žinau. Pabaiga tokia ir bus. Pasivažinėjau biškį, prasukau porą ratų kvadratų aplink miestą, už miesto. Viskas dirba ko puikiausiai, smagu, pasikroviau. Baubė, rėkia, traukia, gazuojas, stabdo. Bomba. Uždarom vėl. Laistovi. Šiandien dienai tiek ir šiai serijai tiek. Pakomentuojam, palaikinam, pasidalinam. Jeigu turit kažkokių įdomių idėjų, dar ką nors, galit komentaruose įsireikšti. Laukiu kiekvieno. Tai va, tam sykiu tiek. Iki greito.